Rugsėjo 18 dieną Panevėžio miesto dailės galerijoje buvo atidaryta Mariaus Čečkos tapytojo iš Latvijos paroda Santykiai, tapyba kaip dialogas. Kviečiame pasižvalgyti. Su Mariumi Čečka mes turim jau tikrai labai glaudžius ir ilgalaikius santykius iš tikrųjų daugelį metų. Daugiau, aišku, bendradarbiaujame tarp institucijų, tai yra tarp Marko Rotko muziejaus ir tarp mūsų dailės galerijos. Ir dažniausiai kažkaip tie parodiniai mainai vykdavo būtent institucinėme lygmenyje. O vat šiandien turim labai gražią parodą būtent paties Mariaus. Mario miesto galerijoje savo personalinę parodą atverė pirmą kartą, nors Panevėžyje jo darbus jau buvo galima išvysti prieš porą metų kitose erdvėse. Šį kartą autorius į Panevėžį atvežė parodą Santykiai, tapyba kaip dialogas, kuri yra atvira visiems ir suteikia erdvės kiekvieno interpretacijoms. It's not my first, it's my second solo exhibition project in Panevėžys, but I have a lot of friends in Panevėžys, artists, and I maybe 10 times every year come to Panevėžys and be very close with gallery workers and also with wonderful Stasys Museum workers, and we are in touch, and it's also made my dialogue in life with real people, which inspired me. The title of the exhibition is Relationship, painting as dialogues. Dialogues for me many years is very important, as I make in my artwork storytelling about my feeling through these different dialogues, through dialogues with different peoples. And sometimes it's also like dream dialogues with people who I never met in my life. Mario paroda yra eksponuojama pirmame galerijos aukšte. Ją aplankyti galite iki spalio 19 dienos galerijos darbo valandomis.